Labą dieną, čia kalbėsiu apie krepšinį, apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 8 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Teisėjų teisės į rungtynes prasideda 20 minučių prieš rungtynių pradžią, kai prasideda rungtynių pertraukos intervalas. Ir biškį dabar pamiršau, ką dar norėjau pasakyti. Teisėjai gali pasirodyti aikštėje, kai iki rungtynių pradžios lieka 20 minučių. Maždaug kažkur tai apie 20 minučių jie gali pasirodyti aikštėje. Ir jeigu, tarkim, bet kuris asmuo, vyriausias treneris komandos, asistentas, žaidėjas apšilimo metu, tarkim, padarė įvykį, kai iki rungtynių pradžios liko daugiau negu 20 minučių, kai teisėjų teisės dar neprasidėjo. Padaro kažkokį įvykį, tarkim, žaidėjas pastumia varžovą apšilimo metu, tarkim, arba trenkė jam į veidą tam varžovui, arba keikia sekretorių teisėjo darbuotojus, tai teisėjai negali jo bausti už tokius jo veiksmus, galim taip sakyti, nes teisės dar neprasidėjo. Tai vyriausias teisėjas, čia pagal teoriją, nes atrodo, kad toks dalykas krepšinėje dar nekartą atrodo neįvyko toks dalykas krepšinėje, atrodo. Čia pagal teoriją tikrai taip parašyta, jeigu ką daryti, jeigu taip atsitiks. Tai tada vyriausias teisėjas rašo raportą lygai, kad tas žaidėjas, tas asmuo, tarkim, padarė taip ir taip, padarė tokį įvykį, kai iki rungtynių pradžios liko daugiau negu 20 minučių, ten aprašo, kiek ten liko minučių beveik iki tų rungtynių. Tada lyga pati sprendžia, ką su to žaidėju daryti. Ir tada pati ta lyga spaudžia, kaip pati sprendžia, ką su jom daryti. Šiandien tiek, tik biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.